Sveiki visi. Globoje labai svarbu palaikymo ratas ir artimieji, kurie pasirūpino mumis, kai mes tiesiog pavargstame. Šiandien mūsų svečiuose Olgita ir Robertas ir aš labai džiaugiuosi šiuo mūsų susitikimu, nes Olgita yra mano geriausia draugė ir mano didžiausias palaikymo ratas. O Robertas yra palaikymo ratas Olgitai, ar ne? Tai mes visi čia taip labai gražiai viens kitą stipriname. Labai džiaugiuosi, kad kai mes su Olgita susipažinome prieš 10 kokių metų, ar ne? 11. Prieš 11. Ar mano šeimos pasirinkimas globoti buvo pirmoji situacija, kai tu pamatėjai tuos globojimus vaikus, ar ne? Taip. O šiandien Olgita ir Robertas savo šeimą pasikvietė paauglę, kurią jau 16 metų. Ir dar vienu vaiku mažiau institucija globoje. Tai pakalbėkime šiandien apie tai ir pasidžiaugime jūsų labai gražių sprendimų. Tai pirmiausia klausimas Olgitai, man labai įdomu tas, ar tu prieš susipažįstant su manimi turėjai kažkokių tai mitų, stereotipų ar kažkokių tai, nežinau, nuostatų apie globojimus vaikus? Aš apskritai gal pradėčiau nuo to, kad aš net negalėjau prisileisti tokios minties, kad aš apskritai galėčiau globoti. Ir tie žmonės, kurie globojo, mano akise atrodė, ta prasme, dievai, kažkas tokio, ko aš negalėčiau, atrodo, tos ribos peržengti. Iš tos, būtent kaip tu ir klausi, iš tų stereotipų, baimių, kažkokių vijokliai, žodžiu, apipintų istorijų, kur, nežinau, tas genai, ane, pavyzdžiui, čia toks vienas iš tų genai, arba tikrai, net šiais laikais aš dar esu išgirdus tokių dalykų, kad iš jų nieko gero neišauks, nes jie ten nueis, ten kažkokiom ten pėdom netom. Ta prasme, tokių baubų, arba kad tu negalėsi mylėti kaip savo vaiko, priimti kaip savo, ta prasme, biologinio vaiko. Tai ir galiausiai man esminis gal buvo toks, kad aš nesusitvarkysiu su iššūkiais. Ta prasme, aš neturiu įrankių susitvarkyti su tais iššūkiais, kurie galbūt gali kilti, tai vis tiek yra tos traumos, kai kyla įvairiausių dalykų, kuriuos turi spręsti čia ir dabar. Tai mane tai labiausiai gąsdino ir stabdė. Bet šiai dienai nuomonė kita. Absoliučiai. Ir jūs neseniai atšventėt vestuves ir dar kartą jūs sveikinu. Ir Robertas, tu neturi biologinių vaikų, ar ne? Ne, neturiu. Ir tau iš vis tas tėvystės vaidmuo yra visiškai naujas. Tai yra Olgitos biologinis vaikas, ne, ir globojama mergaitė. Ar tau buvo kažkokių tai sunkumų priemant tuos vaikus, mezgant santykį, ar kažkaip tai, nežinau, einant į ryšį su jais? Dabar, kai pagalvoju, tai tikrai buvo kažkokių iššūkių atrasti ryšį. Bet tas, kad ar sunku buvo, man atrodo, nebuvo sunku, tiesiog jau tas biologinis laikrodis jau buvo tas, kur jau, kad reikia ir norisi turėti vaikų ir tas labai natūraliai kažkaip, tai aš nebuvo man čia, o kaip čia, o kas, imu ir darau tiesiog žiūrim, kas bus ir viskas. Tiesiog pažindinomės kiekvieną dieną. Kažkokį ryšį kūrėm ir dabar puikus santykiai pas mus. Aš matau tai iš šalies ir galiu paliudyti ir labai džiaugiuosi iš tikrųjų už jūs. Ir Olgita, norėčiau, kad papasakotum apie savo darbą. Tu dirbi šeiminiuose namuose, taip dabar vadinami institucinės globos namai. Ir
ir turi begalę draugų globėjų, ar ne? Dabar ta bendruomenė iš tikrųjų turbūt labai didelė. Aš iš tikrųjų bandžiau kažkada, tai ne kažkada, dažnai, kai kalbu apie globą ir taip mintise, ta prasme gerai, ten 1, 2, 3, suprantu, kad ten dar eilė visa globėjų, didžiulis ratas. Tai. Ar matai skirtumą, kaip vaikas auga šeimoje ir kaip vaikas jaučiasi institucijoje globoje? Net atsidusau. Matau, taip. Suprantu, kad vėlgi instituciniai globos namai, jie yra reikalingi, kartais jie būna galbūt ir tarpinė, stotelė vaikui tarp iš tos nesaugios terpės į šeimą. Tačiau skirtumas yra ir aš, ta prasme, negaliu apsimesti, kad aš jo nematau. Ir vėlgi labai paprasta, dabar jau man paprasta tą skirtumą matyti ir įvardyti. Instituciniuose, šeiminiuose namuose yra darbuotojai. Tai nėra globėjai, tėvai, įtėviai, tai yra darbuotojai, jie keičiasi, ta prasme keičiasi, pamainos ar apskritai jie keičiasi. Ir vaikas neturi tiesiog to stabilumo, kaip kiekvieną rytą šeimoje, jis prabudęs mato tuos pačius, tą pačią moterį, tą patį vyrą, tos pačios, nežinau, jau pažįsta galų gale ir reakcijas, viską, ir jam daug lengviau yra adaptuotis. Kai yra visada, ar ten 1 ar 2, nesvarbu, bet tai yra visada tas pats žmogus. Tai mums lengviau ir susipažinti, ir sukurti ryšį, ir tas tęstinumas yra toks užtikrintesnis, lengvesnis. Aš galvoju, kad labai svarbu ir tai, kad mato ir santykį, ar ne? Tai kaip yra šeimos pavyzdys, šeimos modelis, kaip vyksta bendravimas, kaip vyksta buitis vis, ar ne? Tai natūralu ir ne. Vaikas augdamas šeimoje, jis mato santykį, ne? Ir su vaikais, ir, nežinau, vyro moters, ko tu nepamatysi globos namuose. Tai aš tikiu, kad ir mūsų mergaitė, jinai dabar mato, ta prasme, ir jai reikėjo priprasti prie to, ir tikiu, kad jai ir žinau, kad buvo iššūkių prie to priprasti. Nori papasakoti apie iššūkius? Apie jos dabar arba apie mūsų? Abi pusės. Ne, ta prasme, jai aš manau, kad buvo iššūkių ir manau, Robertas pantrins, kad jinai nesuprato to santykio, vyro ir moters, ar nežinau, gal mes kažkaip ten taip... Ne tai, kad gal nesuprato, tiesiog kitokį modelį matė, žinant jos istoriją, tai jinai mačiusi kitokį modelį šeimos ir tiesiog, tai buvo nauja. Nauja, tiesiog nepatirta. Bet dabar jinai jau ten šypsasi. Kaip pamačius, ta prasme, yra labai normalu, ar gal jis mane paguodžia, apkabina šiaip kiekvieną rytą ar pasako komplimentą. Ir man labai gražu, kad vaikas tokius dalykus mato, mokosi ir jau dedasi į savo širdį, galbūt koks tas santykis turėtų būti jo šeimoje, būsimoje. Iš visų pokalbių, kur mes turėjom šitoje studijoje, tai jūs turite šviežiausią vaiką, ar ne? Jūs kiek laiko mergaitė pas jūs gyvena? Nuo birželio. 3 mėnesiai. Kokia buvo pradžia? Tarkim, dažniausiai ta pradžia labiausiai turbūt ir gąsdina, ką su tuo daryti, ar ne? Staiga vieną dieną atsidaro namų durys ir įeina vaikas, paauglys, kuris turi savo jau nuostatas, turi tvirtą charakterį ir toks įtariai žiūri tai, kad tu bandai kažkaip kažkokias taisyklės vedinėti, galų gale, kiekvieni namai turi savo kažkokias taisyklės ir reikalavimus. Kaip atrodė pati ta pradžia? Čia, žinai, tų žvilgsnių skersų, tai nesuskaičiuosi matyt, bet vėl tas nuoseklumas ir žinai, net ne apie tai. Pasakysiu labai paprastai, ko reikia vaikui. Bet labai paprastai, nieko čia neviniodama. Reikia 2 dalykų. Tai yra besąlyginės meilės ir saugumo.
nu, ta prasme, jau natūraliai ta besalginė meilė ir sukuria ir atneša tą saugumą. Tai yra pamatiniai dalykai, kurių reikia vaikui, kad jis augtų, nu, laimingas ar palaipsniui tampantis vis Gerai, laimingesniu. santykiai yra dvi pusės. Suaugę ir vaikas. Vaikas gauna besąlyginę meilę. Ką gauna suaugęs? Nu, ta prasme, vis tiek vyksta tam tikrai energetinė manai. Ar jūs turėt lūkesčio, ar jūs turėt įsivaizdavimo, kaip atrodys, kai jūsų namuose apsigyvens paauglė, ar ne? Ar buvo jums kažkokių tai tų tokių iššūkėlių? Aš nežinau, aš pagal save tai nežinau, kas atsitiko gal, bet jau su metais atėjo toks užtinkrintumas ir tiesiog prieimimas to dalyko natūraliai ir tiesiog, nu, nežinau, man nekyla jokių baimių. Tiesiog taip kalbėjom, kad tikrai, nu, nebus taip, kad jau čia viskas gražu, čia visi... Čia jūs tarpusavį kalbėjote. Jo, kad čia lakstysim visi kaip ant debesų ir taip ir toliau. Ne, mes iš karto kalbėjom, mes iš karto buvom nusiteikę, kad turėsim iššūkių, vis tiek ir mergaitė jau paauglė. Tai vėl su savo jau susiformavusiu kažkokiu požiūriu pasaulio vidiniu. Bet kažkaip tai per pokalbius, per bendravimą pat ir susidėliojom tuos savo taškus, tas ribas pasibraižėm kur kas. Ir dabar, žinau, dabar liktais viskas, nu, atrodo, kaip visą gyvenimą čia gyvena. Kaip pas paauglę visko būna, bet čia viskas labai natūraliai ir labai viskas gerai. Aš manau, kad svarbiausia vėlgi yra, kad vaikas, mūsų atveju dabar paauglė, kad jaustų tą galėjimą išsisakyti bet ką. Bet kokį savo, net gal kartais... Tai ar ne? Tarsi, kartais būna nepatogu girdėti, ne, nu visko būna. Bet tas žinojimas ir galėjimas, kad aš čia galiu, nu, pasakyti viską, kas galbūt ten man puliuoja šiandieną, ne, bet man čia yra saugu. Vat šituose namuose aš galiu sakyti viską, ką aš jaučiu, ką aš išgyvenu. O dabar iš karto tada tokia kontrataka. Ar jūs galite išsakyti viską, ką galvojate ar ką jaučiat? Ar tenka vinioti į vatą ir... Jo, čia labai faina ir labai įdomu. Šiaip neturėjau progos, bet labai norėjau pasakyti, kad grįšiu truputėlį atgal. Robertas apskritai yra tas vyras, kuris, nu, absoliučiai sutvertas tėvystėj. Ir, nu, vat suprantys kažkaip, aš nežinau, aš kartais nežinau tiek ir negaliu tiek, atrodo, pasakyti, ką jis gali. Ir aš taip žaviuosi tuo. Nu, ta prasme, jis tiesiog kiekvienai situacijai jis labai ramiai viską geba. Atrodo, kad tiesiog instrukciją turi, kaip dabar pasielgti. Tai va, tai norėjau labai tai pasakyti. Robertai, iš kur ta instrukcija? Nes turbūt kiekvienai šeimai, kurioje auga vaikas, paauglys ir dar globojamas vaikas, tikrai kartais reikia instrukcijų. Kur gavai? Aš nežinau, pas mane natūraliai taip gaunasi. Tiesiog darai taip, kaip nori, kad su tavim. Tiesiog stengiasi suprasti, išgirsti. Prisimeni savo paauglystę. Patarti. Jo, kur trūko tikrai, tokiam tikruose momentuose to dalyko. Ir šiaip tiesiog ramiai reaguoti, nes jau kai prasideda, jeigu pradedi nervuotis, ir vaikas pradeda nervuotis, tada jokio dialogo nesigauna. O galiu dabar paslapti išduoti, nu, iš tikrųjų, kaip viskas vyksta. Tai va tos, jo, tie iššūkiai labai faina, būtent ta partnerystė mūsų dviejų, kad taip kaip seniau mes tai darydavom dviese, tai dabar aš galiu tai jau daryti ir su Robertu. Ta prasme, tuos iššūkius mes iš pradžių išgyvenam dviese. Mes nesprendžiam kažkokios tai problemos ar kažkokio, nu, normalu, kad kažkokie dalykai, kuriuos vaikai padaro, iššūkia pykti, ne? Nu, normalu. Bet tada pasitelki, žinai, savo išmintį, kurios biškių prikapsėjo, ir tu prie vaikų nepradedi ten, žinai, taškytis emocijų. Jo. Tai va tas emocijas mes dviese, mašinai, ar kambarį, ar, ta prasme, mes ten ne vienas ant kito, bet mes tiesiog išplūstam iš savęs emociją.
O tada jau supranti, jau kai garas nuleistas, jau tada galim priminėti sprendimus, tariamės ir ką dabar darom. Čia, žinai, čia iškart didžiausias pliusas paaugliams, nes liliukas mažas, kai verkia, tu turi čia ir dabar bėgti prie jo, ar ne? Taip. O kai paauglys kunkuliuoja, tai gali tiesiog pasakyti, klausyk, po pusvalandžio pasišnekėsim, ne? Taip, Ir tą taip, pusvalandį kažkaip tai susitvarkyti su savo Iš tikrųjų, emocijom. šitą dalyką aš naudoju ne tik namuose, bet ir darbe. Nu, ta prasme, jeigu aš jaučiu, kad ta situacija jau labai labai kažkur gal mane kabina, karšta ir aš žinau, kad aš nenoriu prikalbėti kažkokių dalykų, dėl kurių paskui gailėsiuosi, ne? Tai aš tada sakau, nu, palauk, turiu išbūti, nu, tiesiog turiu pagalvoti ir tada susitinkam, ne, ten po 5-10 minučių ar pusvalandžio, po kiek ten reikės. Ir tada tu išniršti ten viduje, ne, nes nu normalu, mes jaučiam įvairias emocijas. Ir tada jau gali supranti jau išmintingai, žinai, tą situaciją. Ir čia mes galim tiesiog dabar, kadangi sakė, kad Robertas turi instrukciją, ne, mes galim surašyti labai lengvai per šitą pokalbį surašyti instrukciją. Tai pirmas, tiesiog atsitraukti. Taip. Ar ne? Jeigu tu degi, tai pasitrauk, kad neužtektum kitų. Kas padeda, nežinau, nugesinti emocijas? Nes emocijos, nu, kaip tu sakai, pliksteli. Skaičiuoti iki 10 bandžiau, nelabai. Tai toks pritemtas patarimas. Kas padeda jums, pavyzdžiui, grįžti iš darbo, pavargęs, daug visokių dalykų, nepavalgęs dar vakarienės. Nežinau, kodėl norėjau kelt ranką. Pakelk ranką ir atsakyk į klausimą. Tai vakar buvo kaip tik tokia situacija, kai iš tikrųjų aš negrįžau net iš darbo. Ir tokia jaučiausi išsekusi, žinai, nu, ta prasme, ten kažkokios situacijos įvykiai ir, nu, vat mane išgrįžė, žinai, ir atrodo jau viskas ir suprantu, kad negaliu ištaškiusi tuos savo visus resursus grįžti namo. Ir rašau Robertui, sakau, nu dar negaliu, žinai. Tai sako, viskas gerai, sako, tu atsipalaiduok. Tai aš savo, žinai, pabuvau senamiestį, pasivažinėjau miškais paežerėm, grįžau namo jau pavakarę, bet man reikėjo atstatyti, ir vėlgi čia pliusas yra, kad vaikai yra dideli mūsų, ne? Su kūdikėliu reiktų kartu ant rankų lakstyti po tą senamiestį. Tai... Sunkiau nusiraminti būtų. Jo. Tai va, bet, nu, ta prasme, taip, čia turi daugiau erdvės, žinai, ta prasme, tik taip pajutai, kad kažkas, ne, ir tu gali leisti savo tos resursus atsistatyti, žinai, ir tada visų namų ten supranti neužtemdyti savo emocijom. Tai labai aišku svarbu atpažinti ir suprasti. Provokuojantis klausimas tau, kas sunkiau, ar paauglės emocijos, ar žmonos? Nes tai yra moteris, mes visą laiką kunkuliuojam, verdam ir tai yra labai natūralu. Tai ir priimu kaip natūralų dalyką, tiesiog, nu, neužsikrauni tą, tiesiog, nu, taip yra ir taip, kaip taip nebus, tiesiog. Tai vienas iš tų natūralių dalykų. O kur pakrauni save? Save aš kur pakraunu? Jinai senamiestyje ir važinėdama po miškus. Namo statybose. Negeras atsakymas, sėsdu. Šeimoje, aš pasikraunu šeimoje. Tiesiog pakalbėti, kad ir vakare lovai prieš miegą apsitarti, apsikalbėti, kažką tai apsikabinti. Turit laiko dviese? Nu vis tiek intensyvu, ar ne? 2 vaikai, vienas iš jų naujas ir daug dalykų dar yra kuriama, ar ne? Nu, paskui jau kažkaip įsivažiuoja, bet pradžioje būna tai medaus mėnuo, paskui toksai... Ne, atsakiau taip vienu žodžiu turim, bet iš tikrųjų būna, kad ir neturim. Būna, kad neturim. Bet tada mes, nu, ta prasme, viskas vėl sustoji, žinai, ir sakai, kad viskas reikia. Nu, ta prasme, darom, kažką darom, žinai, kažkur bėgam, lekiam. Šitą irgi rašysim instrukciją. Jo, kviečiam, žinai, jau tada pagalbą ir kad ir paskutiniu metu, žinai, išsikvietėm dėduką ir išskridom į Italiją. Nes taip reikia. Reikėjo. Taip. Ir jie tada nuo to tik laimingesni. Vaikai. Ir jūs. Mes, be abejo. Kaip vaikai sutarė tarpusavėje?
Hubertui jau 11. Taiga vieną dieną jisai gauna 16 metų sesę. Labai dažnai netgi ir patarė mane, kad vaikas atėjęs į globą, nepatarima, bet tai yra patogiau, kad vaikas šiek tiek mažesnis, nes jam reikia daugiau dėmesio ir mažesniam yra natūraliai lengviau skirti. Jūsų atveju jūs tokia truputį taip padarėte atvirkštai, pamaištavot, atvirkščiai padarėte. Kaip mesgėsi jų santykis, nes brolių ir sesių santykiai šiaip yra tokie įdomus ir intensyvus dažniausiai. O čia yra naujai ir jiems reikėjo irgi labai greitai užmėgsti tą santykį ir kažkokias ribas nusibražyti, ar ne? Aš atsimenu, kai buvo dar, žinai, tie pokalbiai šeimoje, kad ar tu sutinki, kad ateitų, žinai, sesė, broli, žinai, jie ilgai trūko. Kiek laiko ruošitės globai? Pas mus nieks ilgai netrunka. Nesirašym, tiesiog pakalbėjom. Jo, ta prasme, labai paprasta. Aš labai to norėjau, Robertas to labai norėjo. Mes to norėjom gyvendami kažkaip atskirų savo gyvenimus. Kai suvedė dievulis į vieną, žinai, vagą būdų, tai tada viskas labai natūraliai, žinai. Ta prasme, jeigu abu norim, tai ko laukti tada? Tai čia sugriausi mitą, kad labai ilgai trunka, ar ne? Tas visas procesas, globos kursai ir visa kita, kad begaliniai keli metai laukimo, tai kiek laiko jūs užtrukot nuo to susėdimo kartu, kad norim globoti, tai atrodo teisinga, ar ne, iki to, kai mergaitė apsigyveno jūsų namuose? Iš tikrųjų, mes nusprendėm, galvoju, kad galbūt metų sandūroje. Jau tikrai taip priėmėm tą sprendimą, tada dar truputėlį jaukinamės matyti mintį, nes dokumentus mes pasirašėm, dabar galvoju, kažkur tai ar ne pavasarį? Pavasarį kažkas buvo. Tai va, mes taip dar... Kokius 3 mėnesius dar tiesiog. Bet ne tai, kad mes atidėliojam, tiesiog taip situacija tokia buvo. Natūraliai viskas. Natūraliai taip, ten tas, anas, ten reikalai kažkokie. Tai dėl būsto, tai dėl to, ta prasme, taip viskas labai natūraliai. Ir tada mes pavasarį pradėjom jau su dokumentais ruoštis. O tada gimk mokymai, viskas ten labai greitai, ne? Iš tikrųjų kažkaip tai... Gimk mokymai, pakalbam apie juos. Patiko? Jo, tikrai buvo tai, kas sužinojau, tikrai naujo. Kas būtent naujo? Apie ką nebuvai pagalvojęs iki jų? Apie, kas man labiausiai užkabino, tai apie jų emocinį išsivystymą. Tiesiog, kad gali būti... Netitikti amžiaus. Netitikti amžiaus, jo, tie dalykai ir tikrai pats pastebi, kad tikrai čia kažkur tai jinai dar nesiekė savo metų pagal raidą. Tai šitas buvo, kuris mane tikrai užkabino ir kur privertė susimastyti, kad netgi apie plačiau, kaip net suaugę žmonės, kai kurie, kodėl sakom, elgėsi kaip vaikas. Tiesiog ir tada supranti, iš kur tai, kad neišgyventi vaikystės etapai kažkokie. Tai tas labiausiai įsiminė. Ir kai tai supranti, ir kai tai priemi, turbūt labai lengva suprasti, kodėl suaugęs didelis vaikas elgėsi kaip leliukas, ne? Kažkokios, nežinau, pavydo scenos, kažkokio maištavimai, tai 3 metų krizė, kur ištinka vėlesniam amžiuje. O tau mokymuose buvo kažkas? Aš tai iš vis šaunuolė, aš buvau 2 kartus. Nes pirmą kartą man reikėjo darbovietėje ir antrą kartą mes lankėm kartu, kas dar yra geriau lankyti kartu, kai tu eini tuo keliu, nes, supranti, tu po kiekvienų mokymų važiuoji ir tada dar diskutuoji, iškalbi kažką tai tokio supranti, ne? Galų gale mes ir save gvildenam. Ne, kur mūsų kažkokie yra trigeriukai ar kažkas, tai labai gerai ten viską sudėlioja ir atsako į klausimus, žinai. Ir apie mažą vaiką, ir apie tą suaugusį jau vaiką. Kiek laiko užtruko mokslai? Kiek laiko trūksta? Aš dabar kažkaip... Ar 7? 10 užsiėmimų kartą į savaitę, ar ne? Kažkur daug mažai. Ten lankymasis namie eina, dar irgi tenais... Sakė testai klausimai. Žodžiu,
Čia jau buvo taip seniai, kad aš Nu jo, su jūsų intensyvumu gyvenimo. Tai... Bet tikrai labai įdomu. Ir aš apskritai sakiau, kad gimp mokymus, nu tai turėtų, žinai, nežinau, ten kiekvienas ir pedagogas, ir tėvas, tai yra labai sveika. Tai net dėl savęs yra labai sveika atsakyti savo klausimėlius įvairius. Tai superinis dalykas. Tikrai pritariu. Kodėl paauglė? 16 metų, po 2 metų tai jau suaugęs žmogus ir atrodo, kiek čia ir beliko ar ne, ir negali ten, nežinau, pasisodinti ant kelių, pačiučiuoti, negali pasakyti, eik susitvarkyk žaislus ir, nežinau, pastatyti kampą, negalima statyti kampą, bet tai yra jau didelis susiformavęs žmogus ir jeigu ten gerai teismo paprašytų, gal ten gautų tą emancipacijos neleidimą. Ir kodėl pasirinkot paauglę? Aš, pavyzdžiui, labai paprastą atsakymą turiu. Seniau, tu man niekaip manęs neįkalbėtum globoti paauglio. Kodėl? Baisu, supranti, ten jau didelis žmogus, jau viskas. Susigaretė nosį. Jo, žinai, ten, kur tave pasiūs, žinai, baugu. Ir tu nežinai, kaip su juo kalbėti ir ką jam pasakyti ir kaip pasakyti, susitvarkyk kambarį, nes tikriausiai, žinai, eisi toli. Tai va. O iš tikrųjų tai nė velnio, nes kai vos nepasakiau, užauginau tavo vaikus, ne taip norėjau išsireikšti, bet kai mačiau, kai pas tave auga, žinai, tavo paaugliai, ta prasme, aš iš vis nesupratau, kur čia dabar ta problema. Nes dar lėliuką, tai jo, tu ten turi, žinai, 24/7, ane? Su paaugliu jau yra visai kiti dalykai. Tai jau yra, žinai, nebe tas fizinis jau rūpestis, kur tu, žinai, jau jūs pats moka dantukus išsivalyti ir taip toliau. Jo, bet iš esmės. Bet čia jau prasideda emociniai reikalai, kur tu turi vidų gvildenti. O ten gvildenti, tai yra jūros, marios, vandenynai. Patinka gvildelti vidų. Ir žinai, seniau aš būčiau tikrai neapsiemus tokių dalykų, nes nežinau, nu ko pradėti, žinai. Bet kai pats užaugi, žinai, viduje ir išsigvildeni savo daug dalykų, tada labai pasidaro nebesunku padėti ir tam paaugliui, žinai, išsigvildenti. Dėl pas mus ten tų pokalbių būna, jų daug. Jo, tokių natūralių netgi. Nes matosi, kad reikia. Nes nori išsikalbėti ir nori suprasti kai kurios dalykus, kurių nesupranta. Tai stengiamės tame padėti jam. Iš esmės, jūsų namuose daugiau tokių pokalbių, buvimo kartu, ar ne? Ir daug tokių dalykų, kurie... Jo, skatinam kalbėtis, kad tiesiog geriau, sakom, kad geriau šeimoje kažką įsigvildenti. Negu eiti kažkam pasakoti, gal kažkokias savo problemas ar dar kažką. Tiesiog kalbėkimės namie. Spręskim problemas namie. Tiesiog tas dalykas, nes biškai... Ir aš manau, kad mes ir įrodom, kad čia saugu yra. Mes įrodom, kad tu gali mumis pasitikėti. Ir kad, žinai, tarp šitų sienų viskas čia liks, neišnešim, žinai. Ir kad nereikia bijoti, žinai, gal kartais net aš galvoju, kad paaugliai bijo tėvų globėjų reakcijos. Ne? Nes ta prasme, aš pasakau ten kažkokį, žinai, ten įvykį nutikimą ir tada pas mus ten, o Dieve, kaip tu galėjai, kaip tu ten tai padarai, kaip tu nepagalvojai. Va šito bijo. Aš pati šito nemėgstu. Jeigu aš tau dabar pasakysiu, kad aš kažką, žinai, prisidirbu ir tu man pradėsi moralizuoti, Nepradėsi. Tai va, tu supranti, dėl to aš tam ir draugauju. Bet tas moralizavimas, kaip sakom, patiemgi nepatiko vaikystėje. Tikrai taip. Ir dabar nepatinka, tai tiesiog pagalvok, kaip tu jaustamiesi. Kodėl tada žmonės moralizuoja? Nes iš tikrųjų labai dažnai girdžiu ir iš paauglių labai dažnai girdžiu, kad aš negaliu būti atviras, nes man pastovi paskui ten, išgraužia smegenis ten su savo moralais. Tai ir mes kaip ir suprantame, kad tai neveikia, nes ne vienam iš mūsų nepatinka tokie dalykai. Tada kodėl suaugęs žmogus, čia kas, irgi apie nesaugumą? Iš tikrųjų,
Bet visai neseniai, žinai, kalbėjom su mūsų paauglė, kad kaip faina, tarkim, kad mes nesam tokie, kaip ten, žinai, kažkokio, tai ten draugo berniuko, žinai, va tėvai. Kažkas kažkur ne taip, nu ir supranti, tada ten užberia žodžiais, žinai, žodžių lavina. Ir tai erzina, žinai, be proto ten tą vaiką, ne? Ir, žodžiu, mūsų paauglės, jo, draugo tėvai vis kažkaip nesusilaiko, ne, ir išpila ten tą visą žodžių laviną kažkokiam nepasitenkinimui išreikšti. Ir aš taip irgi galvoju, nu, kame šaknis, žinai, ir aš tada kalbėjau ir su jie, nu, tai yra, kai tu nepatenkini savo poreikių, tada, nu, kur lengviausia išsilieti savo viso gyvenimo pyktį ir taigi ant mažiausio, ne? Tai labai, labai, labai svarbu yra nepamiršti savęs. Ir kartais ta diena, kai tu vaikui neskirsi jokio dėmesio ir neiškepsi kotletų, nu, jinai gali atnešti, supranti, daug daugiau naudos, ne, tolimesniam mūsų bendravimui, kur jis kažką iškrės ir aš sakysiu, okei, nu, papasakok, žinai, kas čia buvo, o ne, supranti, užpulsiu ten priekaištais kažkokiais ir, žinai, o tavo brolis tai taip nedaro. O čia baisiausias dalykas, tie lyginimai, aš net turėjau tarp, kadangi mano vaikai visi daugmaž vienodo amžiaus, tai ypatingai mokyklai būdavo, taip pamatuodavo, jūs abu klasiokai turite elgtis šitaip ir anaip. Tai uždaviau klausimą, bet praskleido atsakymas, kaip jūsų vaikai tarpusavį mezga santykių. Natūraliai turbūt. Nu, pešasi kaip normalus broliai ir sesės? Ne, tiesiog. Hubertas irgi, kad jau 11 metų, bet jis toks labai intelektualus vaikas. Ir labai laukia tos sesės broliai. Jo, šiaip jis draugiškas. Tai, ir Margarita irgi kažkaip tai gerai priėmė. Nu, jie suvaidina. Jo, jie kai reikia, jie pasidaro reikaliukus, mums nežinant ar kažką. Labai gerai, čia jau geras ženklas. Tai kažką susiorganizuoja, kažkur išvažiuoja, kažką tai, nu, nėra tarp jų jokios įtampos nieko, tiesiog natūraliai viskas, kaip pas mus viskas natūraliai. Aš atsimenu dar, kai buvo ta pati pradžia, na, kai dar 3 gyvenom ir Hubertas pasakojo savo draugui, sako, aš tai labai noriu, sako, kad būtų, nu, vat, kad jinai nesistengtų su manimi elgtis ten labai gražiai, čia, sako, noriu patirti viską, žinai, nu, žodžiu, ten ir kai sesė užknisa ir sako, viską noriu patirti. Bet kažkaip jie dar iki šito užknisimo dar per mažai laiko matyti, dar nepriejo. Labai tokie vienas kitam draugiški ir, nu, pasisekė šitoj vietoj. Bet jo, jie gerai sutarė ir netgi vienas kitur pasirūpina. Tai kol kas, sakau, tas jų santykis toks labai gražus. O seneliai, nežinau, ar draugai, artimiausi draugai negaliu sakyti, nes čia būtų interesų konfliktas, nes aš labai džiaugiuosi už jūsų šitą žingsnį ir sprendimą, bet kaip priėmė seneliai, tai dažniausiai, nu, tarkim, vyresnės kartos žmonės ir turi irgi kažkokių nuostatų, galbūt rūpesčio dėl jūsų, nes, nu, nieks nenori, kad vaikai kažkokį vargą vargtų, ar ne? Tai tavo tėvai. Aš iš tikrųjų kažkaip tai, aš pergyvenau, jeigu atvirai. Taip, aš pergyvenau, kaip tas santykis ten dėliosis, kaip čia kas ką priims, ne? Nes okei, čia yra mūsų apsisprendimas, mūsų svajonės norai, ne, ir tai viena, bet tai nebūtinai turi sutapti, ne, su tėvu, ar ten su dėdžiu, tėtu ir taip toliau. Tai jo, kažkaip, žinai, galvojau, kaip čia viskas įvyks. Natūraliai. Jo, man tai tiesiog kažkaip buvo, nežinau, aišku, svarbi ta nuomonė, bet kažkodėl pagalvojau, po Vilnių mes augi žmonės jau, mes galim patys nuspręsti, ko mes norim o, nu, to vaiko ar vaikų tų neužkraunam jiem kažkaip, tai kad jūs prisimkite irgi kažkokią atsakomybę, tai nematau reikalo, ko jie turėtų dėl to pergyventi. Tai vėl aš su savo to šaltų protu, kad man tiesiog, nu,
Bet vėl natūraliai, dėl to, kad neužsikrauni, neužsisuki tame ir viskas, mato, iš šono tave mato, kad tu užtikrintas esi ir tiesiog nebekyla klausimų. Tai mano tėvai tai normaliai priėmė. Tai. Jūs dabar tokia labai graži šeima iš reklamos kalėdinės, kur glūtė žaisliukai ir visi laimingi. Bet vis tiek pasakykite apie iššūkius. Nu, kažkaip tai norisi trupučiuką to ir tos pusės, kur yra dalykai ir kaip jie įsisprendžia. Kas buvo sunkiausia? Kokie iššūkiai jūs laukia? Sugalvokit, kokį iššūkį. Ne, tai tiesiog, jo, gal tai iš tikrųjų nėra tiek laiko daug dar praėję, bet tiesiog didžiausias iššūkis, man atrodo, buvo tada, kai jinai kalbėdavo apie mūsų šeimą, kažkur tai... Nes jinai turėjo santykius kažkur ir tie santykiai buvo tokie svaresni, negu kol dar užsimesgė su jūs, ne? Jo, ir jie tokie, žinai, prasilenkdavo su realybė. Nes tiesiog iš pradžių svečiavosi jinai pas mus savaitgaliais, po mokyklos penktadienį atvažiuodavo ir būdavo visą savaitgalį pas mus, o pirmadienį išėjus į mokyklą grįždavo jau į tuos namus, šeimos namus. Tai va, ir ten vėl darbuotojas visą kitą ir tiesiog nesuprasdama gal to, tiesiog pasakodavo. O ir vėl, kaip 16 metai atrodo iš šono. Ir dar su savo patirtim, žinai, ta prasme... Tu matai situaciją per savo patirtį. Taip. Tiesiog toks sugedęs telefonas biškai gaunasi ir tiesiog buvo jau tokių, galbūt tokių nemalonių, tai tiesiog, ką mes irgi su vyrėm kartu atsisėdę mašiną. Išvirėm tiesiog, bet... Grįžom namo, viskas čia pasisadinom, pasikvietėm, tokia situacija, mums šiauriai nemalonu, mes labai nemaloniai jaučiamės dėl to. Bet mes tada klausėm ir kaip jinai, ta prasme, realiai, gal kažkas yra, gal tu blogai jautiesi, ta prasme, kad suvienodinti tuos matymo kampus, žinai, vat yra situacija, kaip tu ją matai. Ir kaip mes ten, žinai, toj situacijoje esame iš tikrųjų. Kur stringa tiesiog rasti. Jo, žinai, kas ten yra, žinai. Nes tai yra tiesiog, ta prasme, nematytas modelis. Žmona ir vyras, žinai, nematytas modelis. Ir dar galvoju, tai yra tam tikra prasme, kai, augi ilgesnį laiką, tarkim, institucija ar ne, ir yra vis tiek santykis su tais darbuotojais, visa kita. Tas išėjimas toksai vėl vaikų labai dviprasmiškas, jūs palieku ir pasirenku kažkaip šeimą, ar ne, tai ypatingai, kai jau paauglys ir svarsto, ar ne, pats sprendžia, ar jisai nori augti šeimoje ir dar ir tas turbūt sužadė, ar ne? Tikrai taip. Užteko pokalbio? Užteko pokalbio. Bet ir, o ką daugiau gali padaryti? Daugiau tu nieko negali padaryti, tik tai bandyti kalbėti, arba išgirsti tave, arba neišgirsti. Vėlgi tai parodėt, kad jums rūpi, kaip jūs jaučiatės. Ir man labai patiko tai, kad nebuvo kaltinimo, buvo taip, aš jaučiuosi blogai šitoje situacijoje. Ir vėl tie gimt mokim. Duoda šitą. Cinkt. Jo, duoda šitą, kad tu tiek tave paaiškina tau, kaip reikėtų kalbėti, kaip negalima ateiti, priekti ir išeiti. Tai va, tai viskas per pokalbius. Kalbatės turbūt labai daug namuose, ar ne? Kalbamės ir... Kaip? Vėl, kažkaip sakau, paauglio nereikia užknysti. Norėjau sakyti, mes daugiausiai tarpusavį kalbamės. Jo, o taip, kai nori, ateina pats pasikalba, kiekvienas vaikas, kuris kažką turi, kažką nori, ateina pasikalbį, išsikalbį. Bet tai natūraliai vėl vyksta tiesiog. Nėra kažko, tai neturim kažkokių gal taisyklių susigalvoję, ten kaip iš vaikystės, kur turi ten tam tikrą valandą grįžti, nes tėvas grįžta ir darbą ir tu turi irgi sėdėti vakarieniauti kartu. Ta prasme, mes jų neužknisam. Jo. Praktiškai beveik reiktų jų, aišku, paklausti šitą. Aš šiaip tai galiu paklausti, aš turiu prieimimą prie šito žaliavos. Žiūrėk, Olgita, tu, kadangi dirbi ir su tais vaikais, kurie auga instituciją, ar ne,
Aš dažnai girdžiu tą tokį, nežinau, mitą, nuomonę, kad paaugliai nenori augti šeimoje. Jie nenori būti globojami šeimoje, ar ne? Ir labai dažnai. Ir šiandien net vieno pokalbio metu girdėjau, kad 14 vaikų institucijoje vienam rajone ir nei vienas tikrai nenori eiti į šeimą. Tu iš labai iš arti matai tos vaikus, ar ne, tuos, kurie tavo darbe. Ar jie tikrai nenori augti šeimoje? Aš pasakysiu, gal pradėsiu nuo to, kad mūsų mergaitė irgi buvo tas vaikas, kuris nenorėjo augti šeimoje. Ką su to padarėt? Sulaužėm visas, žodžiu, tas stereotipus, baimės, viską sulaužėm. Kokia pagrindinė baimė? Kodėl vaikas, kuris iš esmės jam priklauso augti namuose, ar ne, pasirenka augti bendruomenėje, nes iš esmės pasirenka? Kokios ar pagrindinės baimės? Aš manau, kad yra tas vėlgi nežinojimas, baimė galbūt, kad viskas kažkaip baigsis ne taip ir galų gale, taip, tu išeini pas svetimus žmonės, ne? Tai nėra taip, kad gimiai čia štai kūdikis ir žinai, tu eini pas svetimus žmonės ir tu nežinai, kas ten bus, žinai, tu jais nepasitikė, tu jų nepažįsti, žinai. Tai aš manau, kad jiem gal ta baimė, žinai, juos ir sustabdo, ir galbūt kažkoks blogų patirčių, žinai, atrodo dabar čia, kur esu, galbūt čia saugiai jaučiuosi. Pažįstu viską? Pažįstu ir... O kiti vaikai tavo šeimynoje, ar ne, taip vadinasi? Kiti vaikai tavo šeimynoje, tu kalbi su jais apie tai, ar jie norėtų, jie, irgi vyresnio amžiaus jau, ar ne? Ar yra kažkokia pokalbiai, tavo kaip darbuotojo, ar kad... Žinai, aš tikiu, kad tada, kai prie tavęs glaudžiasi tas vaikas, tai yra tas atsakymas, žinai, kiekvienas norėtų, tik tai įvardinti, garsinti, tai baisu yra, bet nėra, manau, vaiko, kuriam nebūtų faina augti namuose, šeimoje, mylimam, apkabintam, išgirstam. Netikiu, kad yra vaikas, kuris to nenorėtų. Netikiu, kad yra ir suaugęs, kuris nenorėtų santykio. Tikrai taip. Jie būna net atvirai tiem žmonėm, kurie jiems šilti, žinai, šiltas santykis, jie atvirai tai sako. Norėčiau gyventi su jumis. Tai santykio reikia vėl, kai yra... kai tu nežinai, kur tu ten gali papulti, labai sunku norėti ten, ko aš nežinau ir nepažįstu. Pas mane paskutinė, žinau, kokie 6 gal vaikai jau, bet jie vyresniam amžiuje, ne, tokie didesni paaugliai. Ir kai mes mesgiam tą santykį, jau yra susipažinimas, ar ne, ir abi pusės pasako taip, sandorį sukertam rankas. Tai labai dažnai siūsdavau tiesiog nuotraukos, kaip mes valgom, važiuok visi mes prie stalo, čia yra tavo bus kambarys, gal norėtum kokios kitos spalvos sienos persidažyti. Tai tas toksai irgi nuima tą baimę tokia, ne, kad aš einu nežinomybė ir paskutinė mergaitė, kuri pas mus atėjo, berods 16 gal, sakė, aš toks visas, kad visus pažįstu, žinai, ir tas, ką mes galėtume padaryti, kad tie virš 1000 vaikų, ar ne, augantis institucija, kad jiems atsirastų šeimos. Su vaikais viskas aišku, tiesiog reikia kalbėtis, kad pasiūlyt kaip galimybę, ar ne, kad gali būti, leis susipažinti, bet jie yra vyresnio amžiaus. Ir vienas iš dalykų, aš manau, kad yra, kad mes galim užkrėsti jo savo pavyzdžių, ar ne, nes mūsų aplinkoje yra, aš nežinau, kai mes kalbam apie kažkokį globos viešinimą, man atrodo, visi tai daro, visi aplink mane, visi globoja. Aš nežinau, čia aš pažįstu šeimą, kur negloboja, bet visi, bet dar trūksta tų globėjų. Ir, tarkim, dažniausiai vyrai, aš labai dažnai girdžiu moteris, aš tai labai norėčiau, bet vyras tai ne, niekaip jisai. Padaryk ką nors su Lietuvos vyrais. Patark ką nors, pasakyk kažkokį išmintingą žodį, kad jie tiesiog nebijotų to, nežinau, drįstų. Vėl čia susijęs su atsakomybėm, tiesiog. Kaip būtų gaila, daugelis žmonių gal tiesiog, kaip kalbėjom apie baimės, gal tiesiog paauglį pasimti, globoti, jau kažkoks atrodo, wow, iššūkis. Tiesiog
nežinomybė, baimė. Tai vėl, ką mes čia turbūt darom, kažką kalbam, bandome dalinti su žmonėm. Ir po tokių laidų gal tiesiog atsiras žmonių, kurie gal pakeis nuomonę. Bet čia vėl turbūt, nežinau, nes negaliu to paaiškinti, tiesiog tokio dalyko, tai ant tiek pas mane yra natūralus ir kažkaip, kai neatsirado čia biologinių savo vaikų, kažkaip tai ir aš savo pagalvojau, kad aš kažkokią gal kitokią misiją turiu šiam gyvenime tiesiog ir aš susijau su tuo tiesiog. Vaikai yra vaikai. Taip. Absoliučiai, vaikai yra vaikai. Ir ar jam, žinai, ar tu jį ką tik pagimdėjai, ar tu su juo susipažinai jam 5 ar 16, jam reikia tik tai vieno. Tuoj apsiverksiu. Neverk, žadėjai neverk. Sakiau, nepravirkdik. Tai va, visiems reikia tik vieno, reikia meilės, viskas. Ir, žinai, ir tie spygliai, sakau, mes turėjom ežį namie, o dabar turim... Apie pokytį ir pasakyk, kas buvo, kaip buvo ir kaip yra, nes tai yra keli mėnesiai, kiek čia, birželės... 3 kažkas. 3 mėnesiai, ar ne, nuo birželio. Koks yra pokytis? Spygliai ežiui pradeda, supranti, mesti spyglius ežiais. Todėl, kad vėlgi pajunta priėmimą, pajunta galėjimą, kaip jau minėjau, kalbėti viską apie savo biologinę šeimą ir priėmimas ne tik tai vaiko, bet ir priėmimas biologinės šeimos čia iš vis yra pamatų pamatas. Ta prasme, kad tu negali, bet kokioj situacijai ten esant, tu negali kažkaip pasmerkti, teisti ar dar kažkaip. Kodėl tai svarbu? Ta prasme, nes tas vaikas iš ten yra, tai jo dalis. Tu niekaip negali, mes galim kalbėti apie tai, kodėl taip nutiko. Kodėl taip nutiko tavo mamai, tėčiui, močiutei, seneliui, ne? Ir tai mes gvildenom. Mes turėjom ten kilometrinį pokalbį apie tai. Tai mes galim gvildenti, nes mes gvildenam lygiai taip pat ir save, ne atvirai. Niekada, žinai, man, pavyzdžiui, niekada nebaisu atsiprašyti vaiko, sakyti, neteisingai, žinai, padariau. Dažnai suaugusiam būna sunku, nežinai, čia savo autoritetą gal paminsiu. Nei velnio. Nieko nėra geriau už atvirumą, už tikrumą, žinai. Ir tada lygiai taip pat, be to smerkimo, tu gali priimti ir jo biologinę šeimą ir išgvildenti jau tada tiesiog situacijas, žinai, bet nesmerkti jokių būdų. Nes kiekvienas kažkoks, tai nežinau, štampo uždėjimas, žinai, vaiko biologinės šeimos nariui, tai yra viskas, tu jau tą trupinį pamatą. Man viena net 10-metė mano yra pasakiusi, jeigu tu nemyli mano mamos, kaip tu gali mylėti mane? Taip. Jis turėtų būti globėjas. Aš net negaliu sakyti, kad vaikui būtų gerai, ne? Bet kad suaugęs žmogus gerai jaustųsi tame, toje globoje, ar ne? Ir kai jisai gerai jaučiasi, jisai gali užauginti tą vaiką. Tai kokios savybės reikalingos? Kokius jūs turite stebuklingų supergalių, kurios jums padeda taip lengvai, taip greitai, taip lengvai įsivažiuoti ir taip puikiai važiuoti šitą pusę kryptimi? Vėl turbūt tas dalykas, kad elkis taip, kaip nori, kad su tavimi elgtųsi. Ir tiesiog kalbėdamas pagalvok, ne? Ką tu sakai, nes tie žodžiai gali būti, tau kaip ir energijos kažkoks pliusnis, o vaikui tai gali būti jau didžiausias akmuo dūšia. Tai tiesiog jį priimti, kaip koks jis yra, su savo minusais, su savo pliusais ir kažkokias gal blogasias įdas bandyti pakeisti, pokalbį vėl. Ten pasižiūrė, gal tas ne taip, gal čia tau netiktų tas, tiesiog. Bet irgi labai atsargiai, tai ta prasme labai atsargiai nėra tokių, žinai, jau kategoriškumo neturi būti. Ne, tiesiog toks biški žaidimo gal forma kažkokia, ten juoko ar taip toliau, Keičia mano įdą į tavo įdą, aš taip darau, žinai, kas tau mane užnisa, aš tau duodu, tu man duok tai, kas tau. Tada netrodo taip skaudžiai, kad dabar va. Ir mes netgi darom tokius kartais, bet čia dviese be vaikų, žinai, mes
darom tokius pasimatavimus ir grįžimus į savo paauglystę ir taip, kaip užknysdavo, kai taip, ne, gerai, taip nedarom, žinai, taip nesakom, nes žiauriai užknysta, kai taip, supranti, tau sakydavo. Ir taip sveika tas grįžimas, žinai, save paauglį ir pasimatuot, taigi man tai nepatiko, žinai, kodėl aš dabar jam tai kraunu, nors kartais tai elementariai atrodo iš tavęs. Taip pavyksta. Bet jo, kalbam ir tada, žinai, stabdom save tiesiog. Ir dar toks labai geras momentas vėlgi, kai mes galim, būna tokių dalykų, kad, pavyzdžiui, aš šiandien esu emociškai nusilpnesnė. Ir tada labai gražiai jis viską perima. Viską, vaikus, viską, tas problemas ir jis ten eina, žinai. Ir dar atbulo ranką ją nuglostai. Taip. Ir čia yra, gražiausia. Ir vaikai tai irgi mato. Kaip pavyzdį. Taip, ir tai yra iš viso. Bet ir tai įvardini tiesiog, normalu ir taip jaustis, kad visi esam negeležiniai kažkokie, nesam ir mes superherojai kažkokie, būna ir sunkesnių ir geresnių dienų, bet tiesiog šiandien ne mano diena ir tiesiog ir visi viską supranta ir niekam nekyla klausimų. Nežinau, kad rytoj atsikels šitą raganą užmigs, o rytoj atsikels karalienė ir viską jinai išspręs, žinai, ar ten karalius perims viską į savo rankas. Matos, kai jiem viskas aišku, viską suprantama ir jie tiesiog ramus ir gyvena tikrai savo laimingą gyvenimą, aš manau, kad tiesiog aiškumo, tik suteikti saugumo, aiškumo vaikui, kad jisai žinotų, ribas, aišku, reikia susibraižyti, kas ir mano manimu yra labai būtina tiesiog. Kartais reikia atlaikyti, būna tų momentų, kur kas ką. Tai taip, yra tie niuansai, žinai, nesakysi, kad čia viskas atrožiniai pukuoti ir kažkokia stebuklinga, ne? Kaip normalus žmonės. Stebuklingi, bet ribas vis tiek turime. Pasakykit pačius gražiausius dalykus apie savo mergaitę. Apie paauglę, kuri dar prieš pusę metų augo globos namuose, nenorėjo būti globojama šeimoje ir šiandien turi tėtį ir mamą. Pačius gražiausius, išgirkit ją. Man labai gražu, kai jis skleidžiasi. Man taip gražu, kai, sakau, va tas iš ežio, žinai, skleidžiasi gėlytė. Ir, tai yra fantastiška. Ir tada tu galvoji, o Dieve, kaip gerai, kad tie visi keliai, žinai, ten taip. Net rūbų stilius pasikeitė. Ačiū tau, priminiai. Jo, jinai negalėdavo, atsiprašau, kad išduodu, bet tiesiog jinai net vasaros metu nešiodavo ten kokius nors juodus džinsus, žinai, ir kažkaip, šiaip tokių dalykų, kur bijodavo plaukti, ir čia jinai jau plaukęs, žinai, su mumis, kur kažko tai nesirengdavo, ir čia jau jinai gali nusipirkti, žinai, šortų sijoną, ir tai tų tokių pokyčių yra, ir tu matai, kaip žmogus laisvėja, tu matai, kaip jis rimsta, kaip tik tu ir paminėjai, ramus vaikai, tai abu vaikai, jie rimsta. Jiem nebėra tų tokių, žinai, kur jie turi ten svaidyti su ugnies kamuoliais ir kažkaip čia išlikti ir išgyventi. Nėra to. Tai, žinai, būna visokių ten tų nuotaikų, visko, čia nuo to nei vienas nepabėgsim. Taip. Bet iš esmės, jie, aš manau, jaučiasi saugus, ramus. Ir sakau, aš tiesiog jie grožiuosi. Žaviuosi. Man gražu, kaip jinai dabar reikėjo atsiskaityti, žinai, mokyklai ten tokį darbą. Ir, žodžiu, yra niuansų, kas ten jai baisu, baugu ir neįprasta. Jinai puikiai su visų palaikymu susitvarkė, ten su mūsų palaikymu, su mokytojos palaikymu. Ir gavo labai gerą įvertinimą. Ir, ta prasme, tiesiog džiaugsmas yra. Ir santykiuose, ne? Bet pati laiminga, pati džiaugiasi tai, kad pasiekė to, nes tas buvo toks darbas praeitų mokslo metų gale, kur jinai ten neatsiskaidė, žodžiu, bet susiderina, kad per vasarą pasidarys. Tai tas, kaip sakau, gimdymas ilgai ten trūko, toks jau ir mums tai jau atrodo, jau kada tu čia jau pradėsi, jau žinai. Bet kažkaip susijėmė jinai ten, aišku, su mūsų pagalba, pastumimais, tokiais priminimais.
nepiktybiškais, aišku, bet susitvarkė ir tas, kai faina matyti, kai jinai padarė, tai ir ta emocija, Pergalė. jinai tą vakarą ten lakstė namuose, čia mūsų susisadino. Atsiskaitė prieš mus. Jo, mums dar paskaitė visą tą, bet tokia natūrali ta gera emocija, kur jinai tikrai palypėjo laipteliu aukščiau savo savivertį, tikrai super. Jo, matyti, kaip jinai auga, tikrai, tiesiog jinai auga akise ir tas visas tas, kur anksčiau, nedarysiu. Arba, žinai, būdavo ten nemoralizuok, sakydavo, bet aš atsimenu, vėl, žinai, psichologijas įjungia, kai bandai kažką tai žmogui atnešti, žinutę, vėl šitą psichologiją, žinai. O dabar atrodo būna kažkokios situacijos ir mes kalbamės, arba žinutėm, jeigu susirašom ir būna kažkoks ačiū. Dabar visai kitoks jau tas pokalbis, nebėra... Priešiškumo kažkokio nebėra. Taip. Ir taip priima, žinai. Tai vėl tas saugumo jausmas atsiradęs, nes būdavogi ten, aš čia pati, aš čia viskas, čia nelysk, sakau, pasprendžiam. Dviesi gal lengviau užspręsim, buvo ten tokia situacija. Tai. Bet dabar tikrai... Bet aš pamenu, kad mes ir įvardinom, nes aš manau, kad, vėl, galbūt kas natūralu Hubertui, ne, mūsų mergaitį reikia įvardinti, kad net ir tie momentai, kai aš ant tavęs supykstu, ar kai kažkokia ten mums nemaloni situacija, ne, aš tave myliu visada. Nepaisant, ką tu darai, kur tu eini ir ką tu kalbi, myliu tave visada. Tai nebebandyk jau to, žinai, jau neišmuši tu tos meilės, jau ne. tai labai svarbu jausti vaikui meilę, besąlyginę. O jūs augote tave, nes, sakai, matai, kaip jinai labai stipriai auga. Ar jūs jūs abudu globa, jūs esate, be galo gera komanda, aš tai žaviuosi, didžiuojuosi ir ačiū tau, kad tu ją radai ir atėmė iš manęs ir man net negaila. Bet tie visi ir iššūkiai, ir džiaugsmai, ar jums tai daug davė? Man tai belia kiek, per metus. Tu turi 2 vaikus, per metus. Aš per metus, prieš metus gyvenau vienas. Mes kai susipažinom, jis sakė man, aš sakiau, kad noriu namą, jis sakė, aš noriu 2 vaikų. Tai mes taip paėmėm, žinai, per metus ir gyventinam visus norus mūsų. Tai aš labai linkiu jums, kad jūsų norai pildytųsi. Dabar galiu pradėti verkti, kad jūsų namuose niekada netrūktų pokalbių, kad jūs visada būtumėt vienas kito ramstis ir tiesiog, būkit virusas, kuris užkrėstų dar vieną šeimą, pagalvot apie globą, pasėtą tiesiog sėklą, kuri galbūt išauks į didelį medį, iš to medžio iškirsim malkas ir pastatysim namą, ne malkas, rastus, ne? Ir kuriame galės augti vaikas. Tai ačiū jums ir kuo didžiausias sėkmės. Ačiū.